Nu, kelionei pasiruošta. Pirma diena. Nu ką, go, vysim toliau. Jau biskį špagatą baigiau padaryti. Pala, dabar mums rodo, atgal negalima nebūti, bet atgal. Ai, va, gerai. Ja. Šiaip tai čia žiūrėk, kad sėst, pavalgyti yra, čia žinau grįžtant tokią krizinį vietoj pernakvotus palapinės. Draudžia mama. Aš žiūrėjau galiu. Taip, galiu. Čia dabar. Jau, palapinės, tai viskai jau. O čia baidaras leidžiasi čia būtų. Nieko, tas atokiau, tai žinai. Mes varydam kažką. Koreguosim, bet čia ką. Dabar gausis. Jau. Man reikia tavo pusę irgi pasidaryti. Čia skersai kažkaip. Tai reikia dar čia tą raudoną pirmiau pasidaryti, ne? Tai tas raudonas jau yra, visa palapinė, paskui pasistatai šitą karkasą ir paskui tik šitus susiegi. Čia irgi pilki. Tai man vis tai dabar ant šito reikia raudoną dėti. Ką? Ant šito reikia raudoną dabar dėti. Jau. Paskui šitą. Taip supratau. Tokios dvi ausutės vidury yra, tai užsikabina už šičio ir už šičio. O, švažu. Šiaip tipu, jeigu kiti tai šitų nei nededa, tai jeigu kokio lietaus nepraneša, gali ten įgauda. Švažu, bet aš noriu. Jo, ne, tai visi kažką. Gerai, dabar palauk. Privačia. Tas gaunasi, Užtrauktukas į... MSR gaunasi šitam kampe tas užrašas. Čia užtrauktukas atsektoriai. Jo, mano kažkas susikersavė, čia nesuprantu. Ką man dabar? Na, galim. Važiuoti. Ir taip prasidėjo mūsų kelionė. Nusipirkom cefus naujus 4PM MT ir nusprendėm juos išbandyti. Ir išrūkom į Rumuniją. Kaip matot, važiavom įvairiais keliais. Na, buvo ir offroadų žinoma. Kamgi tas cefas 4PM skirtas. Viso trukom 7 dienas ir nuvažiavom virš 3000 km. Planas buvo aplankyti Rumuniją, žymiausius pasaulyje kelius, tai Transalpino ir Transfagarasaną. Transfagarasaną pavyko iš antro karto, nes pirmą dieną, kai važiavom, rūkas, lietus, nieko nematėm, tai nusprendėm pakartoti.
Demo rimtai mašrutą. tą termo apsirengė, to? Jo. Aš tikėjausi biskį, kad pravės ant to lietaus. Jo. Bet nepravės. Jau mašilda darosi. Sakai? Vandenėlį, žinai. Nu kas ten tai? Jau ten netruko, tai staigių posūkių. Labai daug jų buvo, daug pravažiavom. Guldžiau motociklą tiek, kiek kiekvieną nesu guldęs. Ką dar galėčiau pridurti apie tuos posūkius? Nu, tikras smagumėlis. Užtvanka čia. Tai čia mes, kai suksim į dešinę, va tenai palei tą visą įvažiuosim, čia išviltų. Aha. Upsim, nelūp. Bet čia realiai viskas užtvenkta. Visiškai. Čia. O. Čia net upėlis toks mini padarytas. Tai čia tą lygį tai tikrai reguliuoja, čia atidaro. Tai tos liūtys, o tas. Solo no doble como Lewandowski. High-key, baby, nunca low-key. Yo tengo el drip, pregúntale a mi broski. 3 líneas, Tripolowski. Yo vivo mi vida como atleta, entrenando y corriendo la carrera. Tan veloz cuando yo quemo la carretera. Music licensing reimagined. ¿Qué vas? Ustedes solo saben copiar, pero le gusta criticar y le encanta odiar. Puedo decir que soy de calle, pero el único delito que en verdad he cometido es solamente robar. Ven y rode mi flow. Vos sos más fake que un reality show. Me quieren tirar, pero no puedo. Na ir štai garsioji Transalpina. Einam.
Na, o dabar kur važiuoju, tai kelias į Transalpiną iš kitos pusės. Jis šiek tiek kitokia, daug žalesnė. Rumunija buvo nuostabi šalis savo kraštovaizdžiu, kalnais, upeliais, reljefu, ežerais ir žinoma meškom. Na ir antras gražiausių kelių Transfagarasanas. Transfagarasaną įveikėm iš antro karto, nes pirmo pasitaikė lietus ir debesys, tad realiai niekur nematėm. Paskui pasižiūrėjom orus, na, pasigavom geresnį orą ir pavyko. Tad kviečiu pasigrožėti šiuo keliu. Iš antro bandymo pavyko.
tai medus ar uogienė, kas Džemas aš mačiau. jam. Mane medus man pasisekė. Gal ne tais meškas. A jau pas mane medus, ble. Namu. Organik. Davai, reikia nors. Čia tik visi tuos rastus nevelka į šitą vietą. Nes kažkas tai atburzgė. Lietau kelias šviežiasi vilkti. Jeigu ką mes galim. Tie persakyti. Tau galim duoti. Galim duoti čia pa. Mhm. Kur va tai turiu? Pėsnyčių. Aš tai čia taip pat taip lygo, alam vis tiek. Jo, man čia kas. Trumpa statistika. Iš viso nuvažiavom 3600 km. Kuro sunaudojom už 270 eurų. Aukščiausias taškas 2 km 150 metrų. Nakvojom Lenkijoje 2 naktis palapinėse ir 4 nakvynės bendrai paėmus nuomavom. Nakvynės kainos Rumunijoje nuo 35 iki 45 eurų už naktį. Maistas ten realiai iki 15 eurų žmogui su kava. Patys daug ką gaminomės ir buvom pasiėmę maisto davinių. Motociklai pernai metų cirka 350 MT, kuro sąnaudos iki vidurkis 5 litrai. Jeigu autostrada ten mini kokios 125, 130 tai ir 6 ima.